Prano Užkuraičio ūkis tipiškas intensyvus augalininkystės ūkis. Kaip ir kitose panašiose ūkiuose, didžiausia jo problema – dirvožemį alinantis augalai ir skurdi sėjomaina. Kaip ūkininkas sprendžia dėl to kylančias problemas? Pradėjęs ūkininkauti, Pranas Užkuraitis turėjo nedidelį, bet įvairesnį ūkį. Laikė 14 karvių, greta javų augino cukrinius runkelius, turėjo pievų. Tačiau keičiantis sąlygoms, gyvulių ir cukrinių teko atsisakyti. Todėl jau apie 10 metų sėjomainoje yra tik žieminiai ir vasariniai kviečiai bei rapsai, miežiai. Tai pelningiausi augalai, tačiau nuo jų kenčia dirvožemis. Keliasdešimt hektarų paliekamo pūdymo yra daugiau sąžinės nuraminimui ir dėl laiko stokos per darbymetį, nei didesnė pagalba žemiai. Todėl specialistų patartas prieš keletą metų ūkininkas atsisakė arimo, ėmė naudoti kitas priemonės dirvožemiui atgaivinti. Naudoju skutikus, vaderštatą top-downą ir horšą FX 4 metrų giluminis. Dirbau 30 cm gilumą. Ir užtenka tik tai 30 ar kas kažkeli metai ir paarėte giliau išdirbat? Kas keli metai suoriu, kas 3 metai po vieną kitą lauką. O kodėl atsisakėte arimo? Šiaip rudenį, kai susieri, sutraukia į grumtų žemę ir nebesubyr, nebesudygsta. Tai prastai įsidirba. Žemė kieta? Taip, žemė kieta, maulis. Pernai rudenį pirmą kartą ražienas nupurškė biologiniais preparatais. Pavasarį procedūrą pakartojo. Dabar vertinant dirvožemį, pokyčiai jau matyti. Šiaudus susmulkinam visą laiką iš po kombainą ir pradėjau naudoti amargerolį pučių. Išpurškiu 3 litrus, 4 litrus amargerolę ir litrą azofitą. Pavasarį purškiu 3 litrus, rudenį 4. Ir iš po šios žiemos jau matos, kad šiaudai spėja sutrunyti, supūva. O pats dirvožemis, ar jo struktūra, jo savybės keičiasi, pastebite jau? Šiaip jau pradėjau pastebėti, nes pradėjo trupėti dirvožemis, nebėra tokių grumtų didelių. Ir dirbti lengviau. Šiaip po metų atsikasdavom ir rasdavom šiaudus tos pačius. Nesutrunydavo, užtat dėl to ir pradėjau bandyti. Augalai taip pat pajuto, kad dirvožemis gali jiems daugiau duoti. Ant vasarinių miežių pastebėjau, nes miežiai tai pasikeitė kardinaliai, galima sakyti. Nereikėjo nuo lygų purkšti, va dabar nupurkšime vieną kartą ir viskas, nes lygos pradėjo plisti. O šiaip žeminėse kultūrose negaliu dar nieką pakomentuoti, nes rudenį matysis. Vasarinių kviečių laukas atrodo kaip iš paveikslėlio. Augalai vešlūs, lapai sodriai žali, nematyti jokių lygų ar kenkėjų pėdsakų. Šiame lauke, kaip ir miežiuose, iki birželio pabaigos dar nebuvo naudotos jokios apsaugos priemonės, išskyrus lengvą profilaktinį purškimą biologiniais preparatais. Kaip specialisto akimis atrodo ūkininko Prano Užkuraičio pasėliai, vasariniai, žieminiai? Na, iš tikrųjų, pasėliai atrodo šiuo metu tikrai gan neblogai, palyginus, ką mes atvažiavę pamatėme po žiemos. Šį pasėlį tikrai atsigavę, naudoti biologiniai produktai, tiek skirti produktai, kurie gerina dirvožemį, tiek amino rūgštys, kurios padeda augalams atsigauti po žiemos. Tiesiog mes jas pakėlėm, manau, už ausų ir pasėliai kaip pasėliai. Matysim, ką parodys derlius. Mes stengiamės padėti tokiems ūkininkams, kurie dirba pagal labai intensyvės technologijas, palaikyti dirvožemį gyvybingumą. Tuo pačiu ir sustabdyti tą dirvožemio degradaciją, kaip dirvožemio blogėjimą ir tuo pačiu gerinti visas jo savybės, pradedant nuo dirvožemio maisto medžiagų įsisavinimo, kas labai svarbu dėl struktūros, gerinam, stengiamės gerinti struktūrą, dirvožemio aeraciją, drėgmės režimą ir tą palaipsniui bandom kelt. Vasariniuose miežiuose nereikėjo pirmo purškimo nuo tinkliškosios dryžligės, tačiau, pasak agronomo, dabar jau neišvengiamai reikės naudoti fungicidus. Nors vasariniai kviečiai kol kas visiškai sveiki, tačiau specialistas rekomenduoja susirūpinti būsimuoju derliumi ir apsidrausti nuo galimų varpų lygų. Tai dabar eitų tas pagrindinis purškimas vien ant varpos. Nuo lapų lygų mes galim sakyti nepurškiam, tai irgi sutaupėm vieną purškimą. Pavasarį ūkio laukose buvo atlikti tyrimai, kurie buvo pagrindas pasirenkant augalininkystės technologijas. Pas Prano buvo atlikti visų pirma dirvos kiečio matavimai. Jie mums padeda, mes juos atlikdami nustatome dirvos kietį, tai yra dirvos suslėgimą ir jie mums padeda parinkti tinkamiausią strategiją, kaip mums veikti, kaip mums gerinti tą dirvožemį, kokias parinkti normas, kokius biologinius produktus. Daugiau, ką mes dar pas Praną atlikome,
šaknų skanavimą, tai viena iš naujų mūsų tyrimo funkcijų. Įstatėme į dirvožemį šaknų skanerį. Jis skanavo šaknis ir šių tyrimų dėka mes turime pamatyti, kuri mūsų naudota priemonė labiau veikia šaknų vystymą, kuri prasčiau veikia ir kaip mes galime paveikti patį augalą, nes kaip aš ir sakau, tie pranai, kad augalo šaknis nori dirvožemį ir pavalgyti, ir atsigerti, ir tinkamai kvėpuoti, nes jeigu jam bus prastos sąlygos, jis tiesiog naudos energiją savo šaknį auginti, bet nebe derliui. O mes dėl to turim sukurti optimalias sąlygas visų pirma dirvožemį. Dabar artėja tas metas, kada nuimsime derlių, naudosime malgerolį derinėję su azofitu ant paderliaus nuėmimo ant ražienų, prieš ražienų skutimą, tam, kad suaktyvintume organikos mineralizaciją, maisto medžiagų įsisavinimą, tuo pačiu ir toliau stengtis palaikyti dirvožemio gyvybingumą. Ir po to taip pat stiprinsime tą efektą dar iš pavasario, darysim tokių mažesnę normą malgerolį su azofito ir žiūrėsim, gal jau kitais metais jau nebeteks naudoti, nes aš žiūriu, kad situacija tikrai palaipsniui gerėja. Dabar Pranas Užkuraitis dirba 550 hektarų. Šeimai darbo daugoka, todėl reikia samdyti darbininkų. O pradžia buvo visai kitokia. Pradėjau ūkininkauti 94 metais nuo 15 hektarų žemės su kaimynų pagalba. Ir nusipirkau pirmą traktorių 95 metais ir po biškį po truputį. Įsikūriau viską. Nė vieną pastatą nepaveldėjau nieką. Palaipsniui ūkininkas įsigijo kelis senus pastatus, pastatė naujus. Dar ir dabar daug laiko ir darbo reikalauja renovuojami sandėliai, aplinkos tvarkymas. Įgyvendinęs kelis projektus, ūkininkas įsigijo visą reikalingą techniką, padargus. Įgyta patirtis leidžia daryti teisingus sprendimus, toliau modernizuojant ir stiprinant ūkį. Pasėliai peržiemojo neblogai, žieminiai rapsai truputį apšalė. Ir tam atgaivinimui rapsų naudojot, ką nors, ar palikot savaime, kaip jau gausis taip? Naudojau margerolį 3 litrus išpurškiau ir litrą azofitą išpurškiau. Vaizdas matėsi. Aminų rūgštis naudojau. Ir po išpurškimą pasikeitė biškį, stresus visus nuėmė. Ir dabartinė pasėlių būklė jums kaip atrodo? Jau galima tikėtis derliaus, gal ne tokio kaip pernai rekordinė, bet turbūt neblogo? Tikėkimės, tikiuosi neblogo derliaus, nes kas čia žino, jeigu liūčių nebus, neišguldys. Šiaip stengiamės per kulimą nieką nevežti, neparduoti, viską susipilti sandėlius ir tik tais pardavimus pradėti po to, po derliaus nuėmimą. Kad nereikėtų eilėse stovėti. Minėjote, kad vasarinių kviečių visai neparduodate. Kodėl? Vasarinius kviečius auginos tik dėl sėklos, nes buvo 11 metų žiemą labai šalta, viskas nušalė, visi kviečiai, gavau viską atsėti ir dabar po 15 hektarų sėjau vasarinių kviečių vien dėl sėklos. Pavasarį parduodu, kaip jau nebereikia. Bet iki pavasario laikau ir vasarinius miežius, ir vasarinius kviečius neparduodu. Prieš 3 metus pakeitus žemės dirbimo technologiją ir pradėjus naudoti biologinius preparatus, ūkininkas pajuto, kad sutaupo. Gerokai mažiau reikia azotinių trąšų, padidėjo derlius.